Labas. Mano vardas Liudvikas Benediktas ir sveikinuosi su tavim savo YouTube kanale. Jau tapo didelė tradicija mano komandiruočių metu man šiek tiek staptelėti su gražiu kokiu vaizdeliu ir įrašyti didelį blogą. Ir šiandien su jumis noriu pasidalinti vienu neįtikėtinai įdomiu filmu, kurį mačiau visai nesenai. Filmas vadinasi The Return, sugrįžimas. Tai yra su Ralfu Fiennesu, pagrindiniam aktorius, kuris vaidina Odisėją. Jeigu kas nežino, tai Odisėjų istorija labai įdomu, tai yra Homeras parašęs milžinišką epą, pasakoja apie karingą užkariautoją Odisėją, kuris, iškeliauja į Trojos karą ir 10 metų kariauja Trojos kare ir 10 metų po karo klajoja dar su įvairiausiais, pavadinkime jos, nuotykiais, kol galų gale grįžta į Itakę, tai yra savo karalystę, nes jisai buvo karalius. 10 metų kariauja Trojos kare ir po to dar 10 metų jisai keliauja atgal namo. Ir Odisėjas grįžta namo į Itakę ne su turtais, užkariautais vergais, lobiais, bet grįžta visiškai išsekęs, vienintelis išgyvenęs iš visos komandos narių, viską praradęs ir galų gale net jo paties laivas sudūžta ir jisai išmetamas yra į krantą absoliučiai nuogas, žodžiu, ir net pažįstamas. Dabar kol Odisėjo nėra namuose, jo šalį, jo karalystę, sakykim taip, negalim sakyti, kad užvaldė, bet praktiškai užvaldė jaunikiai, nes jo labai ilgą laiką, 20 metų jo nėra namuose. Ir tie jaunikiai, kurie nori apsiženyti už Penelopę, už jo žmoną Penelopę, kad tapti Itakės karaliais patys. Ir aišku, Penelopė ten sugalvojus tokią gudrystę, kad kaip įmanoma ilgiau neištekėti, bet jaunikiai privažiavę iš visokiausių šalių, žodžiu, jie engia šalį, valgo, tūsinasi, geria, žodžiu, visaip kaip tik įmanoma išnaudoja tą Itakės šalį ir karalystę ir aišku pačią karalienę. Ir dabar Odisėjas išmetamas ant kranto, pagal istoriją originalą, tai deivė Atėnė, jeigu neklystų, paverčia jį senu Elgeta ir jis vaikšto po savo namus, bet jis yra ant tiek pasikeitęs net pažįstamai, kad praktiškai niekas jo nebetpažįsta. Ir istorija, šitas epas, galim būtų sakyti, baigėsi tuom, kad Odisėjas galų gale, padedamas savo sūnaus Telemacho, negailestingai ištaško uzurpavusius jo karalystę jaunikius ir atkuria senąją tvarką. Tai šioks toks apsivalymas įvyksta. Tai vat, ir jau tada sugrįžta į savo ryšį santykį su žmona, nebe kaip legenda didvyris, bet kaip tiesiog paprastas vyras. Ir žinot, kadangi šitam kanale praktiškai mes kalbamės apie krizės ir krizės išgyvenimą, ėjimą per krizės, tai man šitas filmas tiesiog visus punktus gražiai labai taip uždegė ir aš galvoju, o geras, ir čia taip, ir čia taip, ir taip. Ir noriu jais pasidalinti su jumis. Įdomu tai, kad tas sudužimas, pradėkim, nes filmas dar prasideda nuo to, kad mes matom ant kranto gulinti nuogą vyrą, tai yra Odisėjas. Taigi tas momentas grįžimo didvyrio, ne su globiais, kaip sakau, ne kažkoks galingas, didvyriškas, su trimitais ir šūksiais ir dainom, o nuogas, viską praradęs vyras. Trojos šita pergalė, tuo metu, kaip jisai yra Odisėjas išplaunamas ant kranto, yra tik tai kažkokia tai tolima legenda, kuri savyje nebeturi jokios nei šlovės. Dar daugiau aš pasakyčiau, kad Odisėjui šitas
Trojos karas ir laimėtas Trojos karas šlovė kainavo viską. Kainavo savo draugus ir ryšį su savo Itake. Ir šiandien dienai man va šita atskirtis Odisėjo nuo namų, tai yra labiau ne Itake kaip geografinė padėtis, bet kaip mano asmeninis vidus, mano asmeninis vidinis pasaulis. Reiškia, aš kaip vyras išeinu kovoti Trojos karą, milžiniškai ten aišku ir mūšiai yra, korporatyvinė karjera, taip, mes kūrėme, darome, užiminėjom teritorijas, bet to pasekoje atitolstam praktiškai nepataisomai nuo savo namų, tai yra savo vidaus. Pirmas punktas, kurį aš tai pagalvojau, tai yra aišku pats prabudimas. Prabudimas, tu kaip nuogas ir tas jūros vanduo nuplauna visas kaukes. Visas kaukes. Nuogas be absoliučiai jokios šlovės. Audra, šita kelionė, kurią keliaujam, darydami, įgyvendinami projektus, labai dažnai toks buvo jausmas, kad man tai kainavo viską. Kainavo ir draugus, ir santykius, ir aš kažkokiu metu staiga atsibundu, kad esu visiškai nuogas, be šlovės ir netgi nebeturiu už ko pasislėpti. Kas tada, ką aš pradėjau daryti? Okei. Aš supratau, pirmas dalykas, aš turiu iš gyvenimo autopilotų, pradėjau grįžti pats į save, absoliučiai apsinuoginti ir grįžti pats į save. Ir reiškiasi, karjera, finansai, statusas, visa tai buvo kaip ta Odisėjaus įgula laive, kuri visa žuvo audrose. Taigi grįžimas į save prasideda kada? Tada, kai aš nebeturiu nuo ko pasislėpti. Filtrai, visi pasitraukia. Ir taip įdomu, Ralfas Finesas, kuris vaidina Odisėją, toks matosi stiprus buvęs galingas vyras, bet praktiškai ta kaina, kurią reikėjo sumokėti už Trojos karą ir šitą įvykdytą didelę misiją, siekinį įvykdytą, jam kainavo viską. Dabar kitas momentas įdomus, kad Odisėjas grįžęs kaip ir į tėvynę savo, pradėjęs savo kelionę atgal į save, jis absoliučiai neskuba grįžti namo, neskuba. Ir aš taip pagalvojau, kodėl jisai neskuba grįžti, kodėl jisai pasislėpė po Elgetos kaukę. Ir aš tada supratau, kad atsakymas slypi mano paties patirtyje. 10 metų nebuvimo savimi. Ir aš grįžtu į save ir aš suprantu, kad aš nebegaliu įžengti pats atgal į savo vidų ir pasakyti, aš esu šito vidaus karalius. Aš turiu iš naujo pažinti savo namus, tai yra savo vidų. Pokyčio metu pastebėjau, kad įdomiai netgi aplinka jinai nebetpažįsta manęs, aš antiek pasikeitęs. Ir keliu klausimą, ar šita Itake mano viduje, mano vidus, ar vis dar yra mano. Taigi tie jaunikiai, kurie uzurpavo mano Itakę, mano vidų, tai aš juos prilyginčiau seniems įpročiams, ego kažkokie tai galbūt poreikiai, svetimi, nežinau, svetima įtaka, kurie uzurpavo mano vidinį pasaulį, kol aš buvau ten kažkur tai ir vykdžiau misijas. Tada suprantu kitas dalykas, kad Elgetos etapas šitas yra būtinas tam, kad galėtum pats pareflektuoti savo vidų. Negali daryti tvarkos,
negali daryti tvarkos, kol iki galo neištyrinėjai, kol aš neištyrinėjau iki galo, nes aš turiu suprasti, va šitie seni įpročiai, ego, visi svetimų žmonių norai ten ir lūkesčiai mane, kaip giliai jie įsišaknyjo mano viduje, nes man su jais reikės susitvarkyti. Taigi, kaip ir Odisėjas, šitas tarsi silpnumo etapas, tylos ir silpnumo etapas buvo būtinas kaip žaidimas siekiant atkurti savo vidinę visatą. Aš tarsi kaip apsimetu kažkuria prasme va to elgetą, nes aš noriu suprasti, infiltruotis atgal į savo vidų ir suprasti mano ketinimai, lūkesčiai, kur jų šaknis giliai suleista, nes man su jais reikia susitvarkyti. Nu ir aišku, tada tas pagrindinis, tai yra mano vidaus namų ir mano ne tik mano namų ir vidaus atstatymas, bet mano pačio pozicijos prieš save atstatymas kaip visų pirma savo paties vidaus karalius ir valdytojas. Taigi filmo pabaigoje ten mes matom tą tokį negailestingą senosios tvarkos atkūrimą. Dar vadina jį kritikai teisingomis skerdynėmis. Aš tai sakyčiau, kad čia yra didžiąja dalimi, tai yra dvasinis procesas, kuomet negailestingai, kaip pasakyti, atsisakau visko, kas teršia mano vidinę ramybę visų pirma. Vidinę būtent ramybę. Ir jeigu nežiūrėjot mano vienam iš podcastų, aš kalbu apie tą tiesą, kuri padaro mus laisvus. Tai Odisėjo sugrįžimo metu, kalbant tokiais kaip archetipais, taip, aš matau, kad tai yra brutali tiesa padarys mane laisvu. Išsivalymas ir tas angliškas žodis debauchery yra toksai gražus, reiškia vidinis chaosas, impulsyvumas ir galų gale melas savo. Bet su kuo aš kariauju? Didžiąją dalim aš matau, aš kariauju su autopilotu. Tai yra tikra kova, kuomet aš noriu ištrinti autopilotinės programas ir sąmoningai pradėti gyventi savo gyvenimą. Tai yra absoliučiai asmeninė ir labai labai intimi transformacija, kuri vyksta. Aš tampu savo įtakės karaliumi. Bet ne todėl, kad buvo šlovė, pasiekta karjera, susitikimai, aukštos pozicijos kažkada užimtos, taip, bet todėl, kad pažinau tiesą ir išvaliau savo vidinę įtakę nuo svetimų, neįsivaizduoju, lūkesčių, ego konstruktų, pseudo pažinčių, realiai nelaisvės. Įdomu, taip sako, skaičiau tokį dalyką, kad filmo kritikai, kurie kalbėjo apie The Return šitą filmą, sako, kad Ralphas Fiennesas jis vaidina tokį tired existential funk personažą, tired existential funk. Bet aš pasakyčiau, kad šitam palaimintam nuovargyje, palaimintam nuovargyje ir gimsta tikroji mano jėga. Nes kodėl? Man nebereikia vaidinti didvyrio, o man tiesiog reikia grįžti atgal namo. Ką galvojate apie tai? Parašykit komentaruose, būtų labai įdomu sužinoti jūsų nuomonę. O tam kartui atsisveikinu ir lekiu toliau. Ate, iki.